Jaunosios kartos operos solistė Gabrielė Kupšytė. Baigusi studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Gabrielė įstojo į vieną prestižiškiausių meno mokyklų pasaulyje – Londono Karališkąją muzikos akademiją. Aš turiu labai stiprų tą vidinį jausmą, kur man eiti, ir aš visada žinojau, kad mano pašaukimas yra muzika. Prieš stodama aš nuvažiavau į meistriškumo kursus ir aš kai tik įėjau į tą pastatą, aš pajaučiau, kad aš čia turiu būti. Nemoku aš paaiškinti kartais tų savo šešto jausmo, bet aš jaučiau, kad aš noriu čia studijuoti. Ir aš aplikavau tik į Karališką akademiją, kas yra labai rizikinga, nes jokio plano B aš neturėjau. Solistė buvo atrinkta į prestižinę programą Jet Parker. Tarptautiniuose operos apdovanojimuose įtraukta į trumpąjį sąrašą jaunojo dainininko kategorijoje, o šiuo metu karjerą tęsia Londono Karališkajame operos teatre. Konkursas yra labai didelis, dar didesnis nei akademijoje. Tai kai aš atvažiavau čia į perklausą, buvo 600 aplikacijų, kažkas tokio, ir mumis priėmė tik 4. Tai konkursas buvo tikrai labai didelis. Kai esi jaunas, tu galvoji, ar aš čia viską gerai darau, ar aš čia atitinku standartus visus, kuriuos turėčiau atitikti. Labai daug abejonių yra. Dabar po metų, kai aš jau turiu daugiau patirties, dabar aš jaučiuosi kaip namuose scenoje ir aš stengiuosi mėgautis kiekvienu momentu, nes aš žinau, kad tie momentai yra labai greit praeina ir jie labai rapus. Tai aš stengiuosi šitą privilegiją išnaudoti mėgavimusi, o ne bijojimu. Už Lietuvos vardo garsinimą tarptautinėje operos scenoje Globalios Lietuvos apdovanojimas skiriamas Gabrielei Kupšytei.